paklausiau. Intencija mano to klausimo buvo, aš tai irgi pastebėjau, kad žmogus gali susifokusuoti save, sakykime, čia buvo vienokios būsenos, dabar kitokios, pereiti iš vienos, sakykime, į kitą ir viskas su to yra labai gerai, bet tiesiog man teko matyti viziją, čia kvėpavimo metu labai ryškiai ir aiškiai miestus, kai išlaiko tokią būseną. Ir prajausti, kaip tai jaučiasi, ir tai buvo tiesiog kažkas tais nuostabaus. Tai dėl to kyla, kadangi jūs tą būseną jautėsi iš jūsų, kai kalbasi, tai tiesiog paprastas klausimas, įsivaizduojate tokį miestą, kuriame tokia būsena yra? Kur tu beini visur yra tokia būsena? Aš įsivaizduoju, kad galėtų būti toks miestas, bet kad realybėj... Po 1000 metų. nežinau, kada pavyktų tą sukurti. Aš tikiu, kad gal netgi kažkada ir buvo greičiausiai žemėje, ir tokie miestai, ir tokios civilizacijos. Bet dabar mes, kai gyvenam tokiam laikė, kur klikbaitai, kur viskas labai greiti rezultatai, nėra labai daug gylio, kur labai gerai, kad yra tokių žmonių, kaip tu, kurie kalba apie tą sąmoningumą, kurie vis iškelia šitas temas, nes jeigu dar to nebūtų, tai žmonės paskęsta labai toj rutinoje, savo problemos ir taip toliau.